Labas visi mėly Euforija klubo dalyviai, nariai ir elementorius žiūrovai. Mes šiandieną turime pirmadienį ir tradiciškai pirmadieniais 9 val. Susitinkam su jumis, jeigu mums kyla kokių nors klausimų iš gyvenimo, iš Herbalife kompanijos, apie Herbalife kompaniją, apie Herbalife produktus, programas, apskritai apie 24 valandų mitybos koncepciją. Kaip visi tie dalykai, gražiai skambantys teoriškai, galėtų mums padėti praktiškai gyvenime geriau jaustis, geriau atrodyti, būti sveikesniais, lieknesniais, gražesniais ir apskritai gyventi šiek tiek ilgiau. Kiek lemta gyventi mes ne vienas nežinom, bet norim ilgiau. Tai bereikalo netrumpinkim to savo gyvenimo kelionės, kad ir kokia jinai būtų sudėtinga ir sunki, bet suma sumarum visai būna įdomu, sutinkat? Visai įdomu linksma. Aš kažką ką tik išjungiau. Tikiuosi, kad ne jūs. Tikiuosi, kad tik tai išjungiau čia transliaciją, kad matyčiau, aš žiūriu į kompiuterio ekraną, čia yra kamera, čia yra ekranas. Dirbu per 2 aparatus, labai rimtus. Jo, tai tik tai tam, kad matyčiau jūsų reakcijas, jūsų komentarus, jūsų argumentus, jūsų klausimus, jeigu tokių yra. Šiaip šiandien aš turiu vieną klausimą ir iš didelės pagarbos klausiančiajam aš būtinai tą klausimą aptarsiu ir prisijungiau. Šiaip esu tinginys, prisipažinsiu, didelis tinginys ir jeigu klausimų nėra daugiau negu 2, ateityje aš stengsiuosi išsisukti nuo elementoriaus, nes, žinot, pradeda vertinti savo laiką, pradeda kelti kainą, pradeda išsidirbinėti, visi šitie dalykai. Jo vaidiniai labai pasijunti labai svarbus pasaulyje ir gyvenime ir galvoju, kad, štai, bet kažkaip tai turėtų būti daugiau klausimų. Tai, tai išimties tvarka jokauju, bet aš galvoju, kad klausimų nekyla tada, kai žmonės viską žino, arba kai niekas neįdomu ir nieko nežino. Tai jeigu jūs esate pirmasis variantas, tai fantastika. Tada manęs čia ir nereikia, bet tada jūs turėtumėte daryti webinarus, įvairias laidas, tą patį elementorių galiu perleisti kažkam, nes labai daug žmonių nežino, nesusigaudo, jiems prikabinta yra makaronų nuo pat vaikystės, kūdikystės ir nuo jaunų dienų. Mums absoliučiai visiems ir man taip pat yra išplautos smegenys, mes mastom klišėmis, mes tikim tuo, ko nėra, tuo, kas yra pasakyta, kad reikia tikėti ir tokiu būdu, gerai, ten ekonomika, politika, kažkas važiuoja šunint udegos, tai, dar žinot, netokius dalykus išgyvenam. Bet kai sveikata čiuožia žemyn nuo kalno nesustojimai, tai tada blogai. Irgi, kaip sakyt, kam? Industrijai, medicinos industrijai, farmacijos industrijai, tai gerai, kad mes visi esame totalūs ligoniai ir būtų gerai. Jų turbūt yra šlapia svajonė, šlapia sapnas, kad mes visi vartotume po 5, po 10 vaistų. Bet yra tokių keistuolių kaip mes, tokių negerų atskalūnų, dar vatnikais vadinamų. Nes dabar jeigu kitaip mastai negu tie, kurie baubė, net nesakau, kad dauguma, baubė mažuma, klykia, visokias nesąmonės peza mažuma, bet garsiai. Idiotai jie yra aktyvus. Normalų žmonės yra užsiėmę savo gyvenimais reikalais, savo šeimomis, o idiotai jie klykauja, ypatingai tai galima daryti socialiniuose tinkluose ir atrodo, kad jų labai daug. Bet iš tikrųjų jų nėra daug, yra vienetai. Bet pabandyk jiem pasipriešinti arba pabandyk turėti savo nuomonę arba tiesiog gūžtelt pečiais ir pasakyti, hebryte, aš nesikišu, aš susilaikau. Susilaikyti negalima, tu turi būti toj pusėje arba toj pusėje. Kategoriškai. Negalima turėti jokios kitos nuomonės, tik tai juoda balta, taip arba ne. Visose gyvenimo srityse. Tas pats ir sveikata, mityba, gyvenimas, vaistai. Tai jokių būdų mes nesam populiarūs ir mes nesam labai trokštami visuomeniai, mumis nesižavi. Dažniausiai, jeigu patenkam pas gydytojus, tai mus pasmerkia, sako, ką tu darai, žudai save, tau kepenys atsiras skylių ir panašiai. Teko girdėti tokius dalykus, ypatingai tie, kurie turite jau numetę savo svorį nemažai, kurie vartoja Herbalife produktus.
Jo, turbūt girdėjot, kad, oi, vitaminus perdozuotis, oi, ten bus alergijos, o ten bus kepenys sugadins baltymai rinkštus ir taip toliau, taip toliau. Nu, visokių nesąmonių, nors knygą rašyk. Va, tai jo, ir arba patenkat, pavyzdžiui, pas giminės ir kokiam giminių ratelį užsimenat, kad čia Herbalife'as, čia kažkaip tai, nes, žinot, kaip, jeigu svorį numetėt, tai jūs sublogot. Ai, kaip tu, Marytė, sublogai? Kas atsitiko, ar gerai, ar sveikata gera? Nes kitų minčių nėra. Žmogus sako, Marytė sako, tai jo, aš nesublogau, o pagražėjau. Aš numečiau svorį, jaučiuosi geriau, nes vartoju Herbalife produktus. No, o Jėzau, gelbėkim nuo Herbalife'o. Nes jau viskas. O jeigu žmogus nepasiduoda gelbėjimas, tai tada vatnikas. Tai sveikinu visus susirinkusius vatnikų klube. Mes pakalbėkim šiandien, kas toliau mums galėtų ramiai savo padėti. Mes pasistengėm savo išskalbtas smegenis kažkaip atgal, susirikiuoti, sustatyti viską į savo lentynėlės ir pasistengėm suprasti. Mums ko nereikia, tai mums nereikia gilių fiziologijos, anatomijos, gilių patofiziologijos, patanatomijos. Mums nereikia medicinių žinių, mums nereikia kažkokių dietologinių, dietistinių žinių, mums nereikia dietų, mums nieko iš esmės nereikia, mums reikia tiesiog turėti kritinį mąstymą ir tas kritinis mąstymas, mėlyjei, padės mums ne tik tai susigaudyti mityboje, gydymą arba sveikatoje, kitaip tariant, nes gydymas ir lygos yra vieni dalykai, vienas sritis, o sveikata ir nesirgimas yra visai kitas sritis, jos yra nesusiję. Va, ir tiesiog priešingose poliuose. Ir leistų mums susigaudyti, leistų mums nuspręsti, kurio pusė mes norim būti, kaip mes galim stiprinti. Ir tas kritinis mąstymas tada pasireikš jau ir kitose gyvenimo situacijose, jau bet kas, bet kur jūsų nenuves, kaip avino pasiryšę, žinai, jūs pradėsit galvoti, galbūt jums ten į kokį tai gimtadienį vakarėlį neverta eiti su giminėm, kurie vis tiek tik šnapsą geria ir ryja ten karbonadus iki apsivėmimo, šneka nesąmonės ir paskui išsiskirsto dar daug dievė, kad jis snukių neišsidaužė. Nu, čia tokiam irgi klišim kalbu dabar, nu, kad aiškiau būtų. Jo, jums atsiras tada noras galbūt ir spektaklį vieną kitą nueiti ir galbūt tą spektaklį mes kitom akim ir pamatysim. Parašykit, prašau, čia kadangi vien merginos klausosi manęs, parašykit, mielos merginos, ar buvo taip, nes aš žinau, kad jums galbūt kitaip. Net ne, pasakiau, jums žinau, kad galbūt ne, tikrai žinau, kad jums yra kitaip negu vyrams ir visai mes skirtingai vyrai ir moteris suprantam meną, suprantam spektaklius, suprantam kultūrą. Bet ar jums buvo taip, kad, pavyzdžiui, anksčiau teatras, kažkoks spektaklis, truputį užknisdavo, eidavo dėl kitų žmonių. O dabar, kažkaip, žinai, vaidina, kažkas daro, pratemta, ištemta, nusibosta. O dabar nueinat į spektaklį ir ašarą nubraukėt, nes užkabino jums giliasias stygas, vyrams galbūt mažiau tai, nes jų stygos storesnės, kad suvibruotų ir kad ašarą išbrauktų reikia stipresnių emocijų, ne? Bet pamąstymo tai tikrai visiems yra su kaupu, dabar bent. Aš pagal save irgi kalbu, anksčiau mane su buldozeriu nebūtų nustumęs į kažkokį tai teatrą, eidavau tik dėl to, kad, dėl, žinot, fasonas, čia eina, čia kompanija nupirko bilietus visiems, arba ten reikia su klientais eiti, tokie dalykai. Bet kad savo norų, dabar nueinim, žiūri, žmonės vaidina, žmonės profesionaliai perteikia jausmus, mintys, idėjas, kažkasgi parašė tą pjesę, kažkas pastatė ir režisierius dar kitaip mato, aktoriai dar kitaip mato, o tu dar kitaip matai ir tu kitą dieną tą patį spektaklį žiūrėdamas dar kitaip matytum. Labai įdomus dalykai, sutinkat? Ar jums irgi tai buvo? Ar pasikeitė kartais požiūris į kai kurios reiškinius ir gyvenim dalykus? Aš galvoju, kad taip. Ypatingai tie, kurie čia su mumis ne vieneri metai, jūs girdit, ką mes čia kalbam, kokius baisius dalykus, jūs pradedat mąstyti, nes kiekvienas į kvieti žmogų kritiškai mąstyti ir jeigu dar atsitinka, kad jūs turite tradiciją jungti šiek kiekvieną pirmadienį, o aš matau jūs, dauguma čia esančių jungiasi kiekvieną pirmadienį. Alma, Onutė, Jūratė, Loreta,
Auksė gal ir ne kiekvieną pirmadienį, bet matytas vardas. Sigita ne kiekvieną pirmadienį, bet matytas, kas man čia balsai. Ona kiekvieną pirmadienį matau. Dalia retkarčiais, Aurelija kiekvieną. Ingrida dažnai labai. Janina dažnai, visada, atsiprašau, visada. Justinė visada. Kita Janina visada. Tai jeigu jūs turite tradiciją, tai reiškia, jūsų mąstymas, mėlyje ir mėlusius, tikrai kitoks negu kad, suprantat. Tai su tuo aš sveikinu. Labas, Roma, tave irgi dažnai matau. Roma, kiek žinau, iš Vilkaviškio, Justina, žinau, kad iš Latvijos, o Janina iš Klaipėdos viena, kita iš Vilnius kažkur rajono Rūštinos, Alma iš Klaipėdos, Jūratė iš Klaipėdos. Nu, faina. Ingrida iš Klaipėdos, kita Jūratė iš Klaipėdos, nu, faina. Parašykite, jeigu nežinau, iš kur parašykite. Valentina matau prisijungi. Aušra, Gedrutė, Rima iš Kauno, žinau, prisijungi. Jo, bet aš matau, kai jūs rašot, kai jūs nerašot, aš nematau. Vat retkarčiais čia man pasirodo, bet jeigu kažką parašot, aš iškart matau. Vat Kristina, 100 metų Kristina prisijungi, vis dar Vokietijoje, ne? Va. Žiūrėkit, Jūratė man pritarė, su branda ir sveikata kūne tampa ir mintys šviesesnis ir taip toliau. Viskas keičiasi. Viskas keičiasi. Ir jeigu mes tą pastebim, tai ir reiškiasi, yra geras paužymis. Reiškiasi, mūsų mąstymas yra kritiškas. O kritiškas mąstymas tai nėra kritika. Kritiškas mąstymas tai yra, kai tu priimi informaciją, ne kaip avinas, bet priimi ir galvoji, matuoji, prisimatuoji, pasveri pagal savo vertybių skalę. Tai labai svarbu. Vertybės mes turim turėti kiekvienas. Jeigu vertybių neturim, nieko gero, mielai, nėra. Priekulės, iš Kupiškio mes turime Auksę ir Irona iš Priekulės. Prašau, kokia geografija. Aš pats esu čia iš Plungės rajono. Mums Telšė arčiau negu Plungė. Elsėdžiai čia yra 4 kilometrai. O čia yra visiškas kaimas, Eivydų kaimas. Ir mes čia išdarinėjom visokias nesąmonės. Tokias nesąmonės, kad, pavyzdžiui, pastaras 3 dienas tai iš vis jau sunkiai be paeinam, jo ir liežuvius sunkiai verčiam. Dėl to, kad mes geriam šnapsą nuo ryto iki vakaro, to nedarom, bet tiesiog iš fizinio išsekimo. Labas Irma, žinau iš Panevėžio. Va, Janina mane pagyrė, kad puikiai atmintis. Vilnietė gyventi Utenos rajone. Nu va, jo. Taigi mes turim klausimą apie skaidulus, mėlyje. Ir klausimas yra už milijoną. Ir labai geras klausimas yra. Ir jūs prisimenate mano madą, mano stiliuką, kad aš ir patį klausimą mėgstu pakrapštyti, panalizuoti, iš kur jis atsiranda, kodėl jis būtent taip suformuluotas. Ir tai yra labai įdomus psichologiniai dalykai. Aš tikiuosi, kad jums patinka, antraip jūs nesijungtumėt kiekvieną pirmadienį. Klausimas yra toks. Kaip avižų obuolių gėrimas, Skaidulus, Herbalife'as turi tokį produktą, pažįstat, gėrit, bandot, vargaujat, skanus. Obuolių avižų skaidulas, jo, kaip su obuolių avižų skaidulomis, truputį netaip uždėjau kirčius, kaip yra su obuolių avižų skaidulomis. Ar jos neišplauna iš organizmo ne tik riebalus, bet ir papildus su vitaminais ir mineralais? Jo, ir klausantysis žmogus, čia situacija paskui patikslinta, šitas skaidulas vartoja po kiekvienų valgių su papildais. Klausimas toks, aš dabar truputėlį savo fantazijos įjungsiu, kad greičiausiai su papildais, tai yra irgi su Herbalife papildais, tai galbūt ekstra kalcis, formulė 2, galbūt mūsų nuostabusis fitokomplitas, sunku pasakyti, kokius papildus vartoja, bet tiesiog su papildais. Ir aš šitą vietoje tikrai sakau gerai, nes jeigu mes vartojame papildus, tai turbūt, kad rekomendacija visiškai protinga yra juos vartoti kartu su maistu. Nes ypatingai pradžioje, jeigu žmogus nėra pratęs, gali ten tiesiog pajusti kažką, kad sudirgins skranduką. Tai normalu, biologiškai aktyvios medžiagos, jos aktyvios yra. Kol mes nepripratę, tai ne. Tai geriau su maistu. Pavyzdžiui, pusryčiaujant arba užkandžiaujant kažkokius papildus vartot. Pavyzdžiui, aš omega, mūsų Herbalife Line Max, omega, štai geriau užkandžio metu. Pirmo ar antro neprincipialiai, tiesiog užkandžio metu. Svarbiausia, kad kartu šitas neitų su skaidulomis. Ta prasme, jūs išgėrite tabletės ir iškart geras skaidulas, tai šitaip ne.
Kalbėdamas žodį skaidlas, aš ir turiu minti Herbalife obuolių vyžų gėrimą. Gerai? Gali, jeigu jūs esate užsienyje, vat, kaip Kristina, tai gal ten yra Betahart. Betahart yra irgi skaidlos, bet jos truputėlį kitokios, ten daugiau beta-glikano, kuris yra labiau suriša, specifiškai labiau suriša riebalus ir cholesterolį, pavyzdžiui, dėl to papildas vadinamasi, jis net ne papildas iš tikrųjų būtų maisto, papildas, sakykime, Betahart jo. Tai taip, tai čia labai viskas tvarkoj, pavalgiai, po kiekvieno maisto išgeria savo papildus ir viskas fine. Jo ir skaidlas taip pat vartoja po kiekvieno valgio. Tai reiškia, jeigu aš teisingai suprantu, moteris vartoja skaidlas 3 kartus per dieną bent jau. Tai reiškia, kad jinai gauna 15 gramų ekstra skaidulų ir tai yra labai gerai, labai puiku ir labai nuostabu, ypač jeigu tai yra žmogus kelionės pradžioje su Herbalife, jeigu maratone dalyvauja 10 dienų, žinot, iššūkis programa mūsų, jeigu žmogui reikia svorį numesti, galbūt yra kažkokių žarnyno problemos rimtesnės, užkietėjimai, viduriavimai arba sunkesnis tas žarnynas, virškinimas, jo ir tikrai puikiai labai tokia drąsi ir drąsus ir puikus pasirinkimas gerti skaidlas po kiekvieno valgymo. Ir natūralus klausimas, ne tai, kad natūralus klausimas, bet žmogus aiškiai iš klausimo, aiškiai domisi ir greičiausiai, kad internete kur nors rado, nes aš pasitikrinau irgi radau, parašyta, kad skaidulos ypatingai, čia dabar jau pasakoju temą vysto, kad skaidulos gali sulėtinti vitaminų ir mineralų pasisavinimą. Ir moteriai natūralus kilo klausimas, tiesa, tai jeigu skaidulos lėtina vitaminų pasisavinimą ir mineralų, tai galbūt jos pasirinkimas ir sprendimas gerti po kiekvieno valgymo ir skaidulų ir vitaminus yra nelabai geras. Leiskite paaiškinsiu, viskas yra gerai. Tik tai dar klausimą truputėlį pažaiskim su klausimu, ar jums tinka tokia idėja, kai aš dar ir patį klausimą panalizuoju. Panašu, kad tinka, nes matau vieną įdomu ir du įdomus. Jeigu įdomu kalbam, dviem žmonėm įdomu, labai gerai. Gal ir daugiau kažkam įdomu, bet nedrįsta prisipažinti. Žiūrėkit, klausimas skamba, ar obuolių avižų skaidlos išplauna iš organizmo ne tik riebalus, bet ir papildus vitaminus. Neišplauna. Skaidlos išplaut nieko negali, jos neišplauna. Tai nėra vanduo. Skaidlos jos suriša ir gali su skaidolomis kažkas pasišalinti. Dabar žiūrėkit, kaip yra. Iš tikrųjų mes galėtume kalbėti daug valandų su jumis apie žarnyną, apie mikroflorą, apie skaidulus, apie virškinimo traktą, kaip ten viskas, kuriam aukšte virškinimo trakto sistemos vyksta, jo ką daro dantis ir seilių liaukos, kaip tas templė neįdomi vamzdelis, pupterėjo skrandį, kas vyksta skrandis be galo įdomus ir sudėtingas organas, tai nėra vien tik raumenų maišelis, kuriame truputį rūgštu. Ne, ten yra daug visko, ten yra fermentai, kurie skaido baltymus, tai yra, ten yra rūgštis, jinai gaminasi ne šiaip savo, jo reikia chloro, tai reikia druskos maiste, natūraliai, kad būtų. Jo ir skrandis moka į savo ertmę išmesti vandenilio protoną ir dėl to pasidaro H chlor. Rūgštis didelė tenais yra. Jo tai padeda virškinti riebalus, virškinti baltymus, angliavandenius kai kuriais atvejais. Angliavandenius mes labiau pradedam virškinti galbūt burnoje. Nu, aš čia dabar jau leidžiuosi į tai, ko aš nenorėčiau su jumis diskutuoti, nes tai be galo plati tema. Nors mes turim tik vieną klausimą, galim skirti jam laiko labai daug, jūs tiesiog nesivarginate užduoti daugiau klausimų. Tai yra gal ir gerai, nežinau, bet jūs dar turite šansą tai padaryti, jeigu norite. Jo? Tai va, mes nekalbėsime apie tai, kas vyksta 12 pirštė žarnoje, kaip ten ateina kepenų, tulžies latakai, ką daro tie, reiškia, fermentai, kas ten per fermentai, kas ta tulžis, iš kur jinai ten susidaro, kodėl jinai yra tulžies pūslėj, jo, kas ten per tulžies pūslė, kada jinai susitraukia, kada jinai nesitraukia, kaip ten sudaro akmenys, bla, žodžiu, daugybė visokių dalykų, kas kepenys ir taip toliau. Jeigu tie dalykai įdomus, junkitės į mano kitą projektą. Sveikatos pokalbių klubas yra, jis yra mokamas 4 € mėnesiui, parašykite asmeniškai, jeigu norite, prisijunkite. Tai ten mes kalbam labai detaliai
O čia mes nekalbėsim, kas vyksta plonajam žarnyne. Įsivaizduokite, tai yra didžiulis plotas su žiuželės. Tie žiuželiai kiekvienas atlieka savo funkciją. Jie ten keičiasi terpė, čiurkščiasi šarminė. Tenais įvyksta viskas, kas turi vykti. Taip pat ir apendiksas yra atauga, kirmėlinė. 20 cm ilgio atrodo, kam nereikalinga. Bet ten yra imunitetas visas. Mūsų imunitetas ten užkoduotas yra. Ten vyksta viskas, kas reikalinga imunitetui. Toliau yra storoji žarna, kas irgi yra kosmosas. Jo storoji žarno irgi turi keletą segmentų. Jo, reiškia, kylančioji, skersinė, nusileidžiančioji, riestinė, tiesioji žarna. Kiekviena iš jų atlieka savo funkciją. Yra kriptos, yra žiuželiai, yra begalį visokiausių funkcijų, nekalbant apie tiesios žarnos anatomiją, fiziologiją, kas yra išmatų formavimas, ir ten yra jau prasideda refleksai, prasideda ir sąmoningas, ne visada ant kulnų varai, kai tik tai ten susijudina kažkas, jo, kai koks finkteriukas atsidaro. Tai čia yra be galo sudėtingi dalykai. Jo, ir mes net nekalbėsim apie mikroorganizmus, mikroflorą, kas yra išvis kosminis dalykas. Neina suvokti, ką ten jinai daro mūsų organizme, ne mūsų protui, nes mokslas dar nesuprato. Ten yra 200 daugiau rūšių mikroorganizmų, o skaičiuojant vienetais, kas ten suskaičiavo, nežinau, tai trilijonai. Ir kiekviena šitas bakterija turi savo DNR, savo nuomonę, savo gyvenimą. Jos tarpusavį sąveikauja, jos tarpusavį išlaiko tam tikrus atstumus. Tam reikalinga tam tikros medžiagos, nes tai yra chemotaksis, jo. Tai yra, jeigu aš nenoriu, kad prie manęs prieitų kažkoks tai, jeigu aš esu bakterija ir nenoriu, kad prie manęs labai prieitų kita bakterija, tai aš pagaminu į terpę kažkokius fermentus. Dažnai tie fermentai ir tos medžiagos mums yra būtinos, tai yra mūsų antioksidantai, mūsų vitaminai, pavyzdžiui, vitaminas K. Jūs įsivaizduojat, joms tai yra kažkokia tai priemonė bendrauti, o mums tai yra vitaminas, tai yra gamtoje be galo sudėtingi dalykai. Be galo sudėtingi dalykai. Ir visame tame, ką aš papasakojau tam žarnyne, tam vamzdyje, nuo pat dantų iki pat tenais, dar plus ir yra masė, ta žarnų turinys, kuris irgi labai keičiasi nuo burnos, kas yra žarnų turinys. Ne žarnų, atsiprašau, žarnų turinys burnoje, jeigu yra labai negerai. Bet tai yra virškinimo trakto jo turinys, jis keičiasi kas kiekvienam sprindį, jisai dramatiškai keičiasi, ir kai nueina į storąjį žarnyną, jis yra visiškai kitoks, o koks jis išeina, mes labai dažnai irgi patys žinom. Tai įsivaizduokit, kokie procesai vyksta nuo to, kas yra ant stalo, ir skirtumas to, kas išeina į baltą puodą dažniausiai, ne? Nu, čia taip kalbu. Tai plus ten dar išeina ir visokie toksinai taip toliau. Ir šitame visame procese skaidulos, jau artėju prie skaidulų, yra ypatingai svarbios. Ir jos nieko neišplauna. Bet skaidulų funkcija yra labai svarbi, nes skaidulos sudaro galimybę visam šitam turiniui keliauti žarnynu. Jo, skaidulos yra dviejų tipų, jūs tai žinot. Pirmas tipas, tai yra netirpios. Antras tipas, tai yra tirpios. Jo, tai netirpios medžiagos skaidulos, tai yra iš esmės medžiagos, kurios reikalingos mikrobams. Mes jų iš vis nevirškinam. Jos keliauja tokios aštrios, jos grubios skaidulos ir jų reikia, ir visai nemažai jų reikia. Jo, mes, sakykime, bent jau 50/50, iš tikrųjų kažkur 40% skaidulų turėtų būti grubios, tos netirpios ir 60 tirpios. Žiūrėkit, kodėl. Tos grubios skaidulos mums duoda kramtymą, mes turim kramtyti, mes ryjam, mums suformuoja tam tikrą kiekį, turinį, maistą mes turim jausti kažkur, tai maistas turi keliauti, kad ten vitaminas kažkoks būtų įsisavinamas ten 12 pirštėje žarnoje, ar plonajam žarnyne, ar storajam žarnyne, jis turi būti kažkame kame. Tai va, tai tos grubios skaidulos sudaro tą grubę masę, kuri gurguliuoja, maišusi, jo mechaniškai keliauja ir plus dar liečiasi ir gremžia tiesiog mūsų gaurelius, kutena žarną, jinai žvengia, raitosi, dėl to peristaltika atsiranda. Gurguliuoja. Jeigu jūs norite išgirsti, kas yra peristaltika, savo ausytę pridėkit mylimam žmogui prie pilvuko ir tyliai palaukit. Ten tokių simfonijų išgirsit, ten Mozartas tokių nesvajoja. Visokie, suprantat, tai yra sveiko žarnyno garsai. Ir
ten garsą duoda skystis persipildamas, nes žarnos vingiuotos, susidaro tam tikros oro kišenės ir kai žarna, pavyzdžiui, susispaudžia, kitoje vietoje atsileidžia, jo tik bult, žinai, keliauja. Tai yra labai geras dalykas. Jeigu pilvukė tyla, tai jau tada orkestrą užsisakyti reikėtų skubiai, nes ta tyla, kad ilgai nesitęstų, nejauki tyla. Jo, nes jau viskas žmogelių šakės, prasideda puvimas ir tada išpučia kaip balionas. Tai žarnos mus turi dėti, sutinkat. Dėl to mūsų judesiukas, sportukas, pritupimai, atsilenkimai, judesys, vaikščiojimas, bėgiojimas, risnojimas, net ir seksas, viskas, tai čia pilnamečių nėra? Nepilnamečių, atsiprašau. Jeigu yra nepilnamečių, tai jūs dabar paklauskite savo mamyčių tėvelių, ar galima žiūrėti laidą šitą, jeigu nėra tėvelių mamytės, išsijungiam ir ačiū viso gero, labanakts, vaikai eina miegoti. Tai va, net ir tai viskas, kas vyksta su mūsų organizmu iš fizinės pusės, jeigu mus judina, jeigu mus varto, purto kilnoja, viskas fine, visą tai stimuliuoja žarnyną ir dėl to žarnynas juda, žarnyno turinys juda. Ir kai jisai juda, dėl to jisai turi galimybę nukeliauti į storąjį žarnyną, pakeliui atidavęs viską, kas reikia atiduoti. O tirpios skaidlos, jos rezorbuoja vandenį, jos neištirpsta kaip cukrus, bet jos skaitosi, kad rezervuoja, pavyzdžiui, jeigu įdėtume vien tik tirpių skaidulų, iš pradžių mes matytume miltukus, paskui greitai jos dingtų. Dingtų greitai ir truputį gal susidrumstų vanduo, kai kuriais atvejais daugiau, kai kuriais mažiau. Ir jeigu mes jas padėtume, mes po kurio laiko pamatytume, kaip tarsi kisielius pasidaro. Tokį reiškinį greičiausiai jūs šeimininkės matėte, būna cukrus uogienėms su pektinu. Tai pektinas, ir yra tirpios skaidlos, kurios ištirpsta, paskui atgal sušoksta ir mes turime puikiausius drebučius, jo marmeladus ir visokius kitus dalykus, nebūtinai jie geri. Tai tirpios skaidlos, jos turi polinkį surišti daug vandens, jos suriša daug daugiau vandens negu pačios sveria ir mūsų žarnyno turinys pasidaro kaip drebučiai, šilti drebučiai, kuriuos galima savo ramiai stumti į storąjį žarnyną. Čia staiga judesys sulėtėja. Ir čia šitos netirpios skaidlos, tos grubios, kur sakiau, jos patenka mikrobams ir jie sako, valio, mes turim už ko užsikabinti, laikytis kaip troleibuse, žinai, už to vamzdžių. Kolonijos apkimba. Taip pat jos valgo šitas skaidlas, graužia. Jo rūgimo procesai vyksta, kas yra labai gerai. Ir tokiu būdu, netirpios skaidlos yra labai gerai ir būtent tos skaidlos irgi su didelė mūsų išmatų sudaro masę. Plus, tirpios skaidlos taip pat. Mes skaidlų neįsisavinam. Tai yra iš esmės, jeigu ir yra, tai yra mikrobų maistas. Bet tirpios skaidlos jos su visų vandeniu keliauja ir neša toksinus. Ir tirpios skaidlos, tarp kitko, jos sugeba prisijungti perteklinį riebalų. Dėmesio, jos tikrai neišneša, čia ne feiris, jos neišneš iš organizmo visų riebalų. Jeigu mes valgom kokį nors ten, žinai, lašinių brizą, jau ir išgeriam skaidulų, ne. Tik tai nedidelę dalį taip pašalins. Bet šiaip tai ne. Sutinkat? Ne. Ir reikia daug tada tų skaidulų vartoti, kad ten kažkaip vyktų. Bet jeigu mes valgom normaliai ir subalansuotai, tai mums to užtenka, kad esantis skaidulų kiekis maiste ir išgertas kaip obuolių vyžų gėrimas netgi surištų tam tikrą dalį cholesterolio pertekliaus. O cholesterolį kodėl reikia surišti ir išnešti laukan? Dėl kelių priežasčių. Net dėl vienos priežasties. Jeigu mes žinosime, koks yra cholesterolio apykaitos ratas mūsų organizme, o aš tikiuosi, kad jūs žinot, jeigu jūs klausot mano webinarus, jeigu važiuojate į renginius, anksčiau gal daugiau mane girdėjot nuo scenos, dabar nebeleidžia manęs ir daug protingesnių žmonių, kurie įdomiau ir aiškiau papasakoja tos pačius dalykus, bet jeigu dar ypatingai sveikatos pokalbių klube esat su manim, tai tikrai cholesterolį visai neseniai irgi mes analizavom, tai tikrai ten girdėjot. Ir cholesterolio apykaita yra labai paprasta ir labai efektyvi, nes tai yra labai svarbi medžiaga. Viena svarbiausių gyvybinių medžiagų, nes iš jo gaminami hormonai, testosteronas, estrogenas, kiti jo ir kitos labai svarbios medžiagos, fermentai ir taip toliau. Plus cholesterolis tai yra medžiaga, kuri mus iš vidaus gydo, kai mums yra kokie uždegimai, pažeidimai ir taip toliau. Jo, ir dėl to nereikia ten sukti, galvoti, pergyventi galvą, oi, pas mane cholesterolio rado. Džiaukitės, tai yra gerai, reiškia, kad jūs sveikas žmogus. Jeigu biški per daug, galima pakeitus mitybą sutvarkyti. Bet žiūrėkit,
cholesterolį gamina mūsų organizmas. Labai efektyviai gamina. Net 75% cholesterolio, kuris yra mūsų apykaitoje, yra pagaminta mūsų organizme. Cholesterolis apykaitoje po organizmą, kai jis atidirba, kai jis nereikalingas ir jis yra nešamas į kepenis. Transportavimą atlieka didelio tankio cholesterolis, o mažojo tankio cholesterolis, ta darbinė medžiaga, ta molekulė, kurios čia visi tai bijo, tai jinai yra pašalinama per kepenis tam kartui, kad nereikėtų jos kažkur dėti. Maždaug tu dabar išeik greitai į kepenis, mums dabar tavęs nereikia, pailsėk, į sanatoriją. Cholesterolis per kepenis, per tulžį sueina į tulžies pūslę, jeigu žmogus tokia turi, ir valgant patenka į žarnyną. Ir žarnynas efektyviai cholesterolį pasisavina atgal į kraujotaką, nes tai yra labai svarbi medžiaga, labai brangi medžiaga ir labai reikalinga medžiaga. Jo pasisavina atgal ir vėl jis patenka į kraujotaką, vėl keliauja į visą organizmą, vėl atlieka savo visas reikalingas funkcijas ir kai jo per daug, kai jis nereikalingas, tuo momentu vėl kepenyse jis pašalinamas atgal į žarnyną. Tai šitaip sukasi 75% mūsų cholesterolio, kuris yra mūsų organizme. Jo? O 25% yra nuostoliai, maždaug 25%. Yra nuostoliai, kuriuos mes patiriam dėl to, kad skaidulus juos suriša, kaip ir visus kitus riebalus. Jo. Ir 25% gali ateiti mums su maistu. Tai dabar logiškai mąstant labai paprastas dalykas. Jeigu žmogus bijo cholesterolio, mes kalbam apie skaidulus, bet matot kaip nugrybavom. Ar įdomu? Palauk, pažiūrėsim. Jau gal jūs jau čia man pastabą sako, gal tu Mariau sako, gal tu jau baig. Nu ne, baig žudelį nematau, bingo matau. Gerai. Tai apie ką mes kalbėjome? Apie cholesterolį, ne? Tai yra keltas logiškai mąstant, bet tikrai tai nebūtinai tiesa, bet logiškai mąstant, yra keltas būdų, kaip mažinti cholesterolį. Jo? Tai pirmas būdas – mažiau valgyti cholesterolio. Tai mažiau valgyti. Įsigąsti kiaušinių. Oi, koks siaubas, kiaušinių. Jo, mėsos tada nevalgyti. Tada. Žodžiu, labai daug žinių reikia, ko nevalgyti, nes man tai aš negaliu patarti, nes aš tiek neišmanau, nes man tada beveik maisto neliktų, aš turėčiau būti visiškas vegetaras, tada kitos problemos prasidėtų sveikatos ir panašiai. Dėl to aš nesuku galvos, aš valgau subalansuotai, į mitybą įvedu 3-4 savo produktus, dar daugiau, bet 1-2 valgymai tai tikrai Herbalife būna, plus papildai, kurie man leidžia ir fiziškai dirbti, ir protą išlaikyti, esant jau gerokai amžiuje, kažkaip dar nenusišnekėti taip visiškai, taip totaliai, kad jau visi juoktųsi arba nieks nesiklausytų. Jo, ir dar atrodo, ne taip, ne visai dar. Dantys visi savi, dar galvoju, jo, visi. Kiek jų yra, visi, ne visi yra. Jaunystėje aš irgi ėjau į mokyklos stomatologinius kabinetus, kur ten gręždavo tokiam burmašinim, kad žandikolis lūždavo. Ja? Prisimenu tokio būdo, su trosiukais tokios. Drebėdavo visas kabinetas, kaulas kaisdavo taip, kad jo. Gerai, žodžiu, galima būtų teoriškai sumažinti cholesterolio valgymą. Kas yra labai sunku, praktiškai neįmanoma ir labai sudėtinga. Antras labai svarbus momentas, kuris irgi ne pats esminis, bet svarbus, galima padidinti cholesterolio pašalinimą iš organizmo. Tai reiškia būtent štai su skaidulomis, padedant skaiduloms surišti kuo daugiau to riebalo, jo neišplauti, kaip čia. Neišplauna riebalų, bet iš žarnyno ir ne iš mūsų barankų, tik iš žarnyno. Suriša tos riebalus ir pašalina. Tai suriša ir cholesterolį ir pašalina. Bet vėlgi, jeigu mes kalbam apie 25% ir jeigu jūs tik tai ten 2-3 procentus kelis galima padaryti įtaką jiems, tai nieko nereiškia. Nes trečias dalykas yra pats svarbiausias. 75% sėkmės priklauso ne nuo ko kito, o nuo organizmo uždegiminio fono.
Ir jeigu pas jūs yra stresas, atsiprašau, metabolinis stresas, tai yra netikus mityba, kažkokios lygos, kažkokios problemos, jeigu yra viršsvoris, kas automatiškai rodo, kad organizme yra uždegimas, nes riebalų ląstelės palaiko uždegimą su visom išeinančiam iš to pasiekmėm, hormoniniam, endokrininiam ir taip toliau. Tai būtent tam uždegimui gydyti ir tvarkytis organizmas ir didina cholesterolio kiekį kraujyje. Tai jeigu cholesterolio kiekis didelis kraujyje, tai nieko kito nereiškia, kaip ieškoti priežasties, dėl ko organizme yra uždegimas. Galbūt jūsų mityba yra tobula, aš nežinau, bet galbūt vyras arba žmona užknisa, galbūt viršininkas arba darbas knisa tiek, kad jūs sekmadienį jau drebat, nes reiks pirmadienį darbą, o paskui kiekvieną vakarą tiesiog degat, ėdat save. Tai yra didžiulis stresas. Lėtinis stresas kelia organizmui uždegimą. Organizmas neturi įvairių uždegimų pasirinkimų. Vat aš šiandien norėsiu tokį uždegimą, vat aš tokį rytoj, vat kaip rožė moteriškai pasimirkė šiandien raudoną, rytoj geltoną. Ne, uždegimas yra uždegimas, inflamatoriai. Bet iki uždegimo yra įvairių kelių. Jo? Suma sumarum, rezultatas tas pats, organizmas yra uždegiminis. Bet tą uždegimą galim pasiekti psichogeniškai, tai yra per stresą, per streso hormonus ir taip toliau, mitybiškai, metabolinis stresas, jo, arba vartojant kažkokias labai šlykščias medžiagas, tokias kaip daug alkoholio, nikotinas, vaistai ir taip toliau. Jo, gali būti kai kuriais atvejais ten keli procentai populacijos, kur yra įvairios lygos iš tikrųjų jau rimtos lygos, kur ten sutrikusi medžiagų apykaita ir dėl to. Jo, ir organizmai reikia kažkaip ginti su tų uždegimu ir jis gamina tą cholesterolį. Ir jūs galite atsisakyti visiškai, jūs galite išbraukti, jo, kaip dabar rašytojų knygas degina, ten jeigu anais laikais kažką parašė, jis blogas, jei reikia sudeginti knygas degina, aš esu kelis iškius sakęs, kad nėra įstatymų, kuris draustų Lietuvoje būti idiotų. Dėl to jų tiek daug. Ir demokratija yra blogas valdymo metodas tam tikra prasme, nes demokratija yra daugumos valdžia. Kadangi idiotų daug, dėl to valdžioje yra idiotai. Nes dauguma, taip demokratija veikia. Tai deginti knygas nėra prasmės, ir tokių dalykų nereikia daryti. Ir pamiršau, ką norėjau pasakyti, visai nesvarbu. Žodžiu. Atsiminiau. Galima išbraukti iš savo žodyno žodį kiaušinis, lašiniai tiesiog išbraukti ir negalima sakyti šitą žodį. Jeigu paminėsi šitą žodį, tave ten į kalėjimą reikia pasodinti arba ištrimti. Ir kas iš to, jeigu jūs tai padarysit? To nieks nepasikeis, nes organizmas 75% cholesterolio gaminasi pats. Ir jis labai sėkmingai pasigamins trūkstamą jam kiekį. Ir jeigu pas jūs cholesterolio labai daug, ir jūs ten, atsiprašant, pergyvenat, ir kas? Jūs darykit, ką jūs norit. Kol jūs nesutvarkysite savo mitybos, savo režimo, miego režimo, poilsio režimo, savo minčių, savo stresų, nieko nesikeis. Kai tik žmonės pradeda daryti tai, prisijungia prie Herbalife bendruomenės, jie pradeda vartoti produktus, kurie mažina uždegimą, iš esmės visi, žolelių gėrimas, aliejus, vitaminai, mineralai, Herbalife Line Max, Skaidlos ir visi kiti, plus pakeičia šiek tiek savo mitybą, nuo tos stresogeninės, nuo uždegiminės į nuosaikesnę, daugiau daržovių, vaisių, vitaminų, viskas fine. Jau gerai. Plus, mūsų pašnekesiai, visokie susitikimai, vieni kitų palaikymas, mažina stresą, žmogus pamato, kad ne viskas taip juoda, yra ir šviesesnių žmonių pasaulyje. Viskas čia susideda taip, kad žmogui pradeda ir cholesterolis mažai. Štai kam reikalingos skaidlos, ok? Taigi skaidlos riebalų neišplauna, išneša. Dabar dėmesio. Atsakinėjau į klausimą. Su papildais ir vitaminais, kaip yra ir su skaidulom. Nors skaidlos, konkrečiai beta-gliukanas, suriša riebalus ir yra galimybė toksai potencialiai, kad bus riebalai pašalinti su išmatomis, bet riebaluose tirpstantiems vitaminams įtakos neturi jokios. Riebaluose tirpsta vitaminai A, D, K ir D, E, K ir A. Tai nereiškia, kad jie tirpsta riebaluose, reiškia, reikia paimti riebalų, supilti vitaminus, išmakaluoti ir tik tada jie bus... Ne. Kad tiesiog reikalinga riebalų molekulės, kurios ten susijungtų, prisijungtų ir vitaminas būtų įsisavintas. Arba
reikalinga riebalų kažkokia tai molekulė, gal net ir tas pats cholesterolis čia, tarp mūsų šnekant, ne, kuris kraujyje prisijungęs prie kažkurio vitamino, jį aktyvuotų, pavyzdžiui, vitaminas D. Ir jeigu tai vat yra riebaluose tirpstantis, reiškia, jam reikia, jų metabolizme reikia riebalų, bet tai nereiškia, kad reikia žarnyne tų riebalų turėti, kad jie pasisavintų, nors kai kuriais atvejais irgi tai tiesa. Bet jų pasisavinimui ir rezorpcijai takos neturi, nes vis tiek riebalų, kiek jau ten yra, tikrai pakanka, skaidlos visų riebalų nesuriša. Bet yra truputį kita situacija, jeigu mes kalbam apie vandenyje tirpes skaidlas. Kadangi jos yra linkę sutraukti didelį kiekį vandens, tai kartais prikabina prie savęs ir kai kurias vandenyje tirpstančias medžiagas. Reiškiasi ir vandenyje tirpstančius vitaminus. O mineralai, mėlyjeji, tai yra tam tikri dėsniai, kurie vadinasi osmoso dėsnis, osmosinis slėgis. Ir jie visada keliaus ten, kur osmosinis slėgis mažesnis. Iš didesnio į mažesnį. Tai jeigu kažkur maiste, kažkokiam kotleto gabale buvo daugiau druskos ar kitų mineralų, ir jūsų skaidlos atskiedi kažkokį tai drebučių masę padarė, kurioje nėra mineralų, tai mineralai labai sėkmingai difunduos į tenais. Ir jeigu mes vartojam daug skaidulų, tirpių, tai reiškia, kad mūsų žarnyne daug vandens keliauja, skysta ta masė, ir dėl osmoso mineralai netaip efektyviai sueis į žarną. Tai nereiškia, kad mūsų mineralai ir vitaminai yra nepasisavinami. Tai reiškia, kad jie pasisavinami truputėlį lėčiau. Ir šitas taisyklė liečia, mėlyjeji, tik tai tuo atveju. Ir tik tai tuo atveju, apie kurį greičiausiai pasiskaitė moteris, kuri klausė šito klausimo. Jinai internete rado straipsnį, galbūt kažkokį straipsnį arba kažkoks tai baltų chalatą vilkintis žmogus, kuris vadina save gydytoju, leptelėjo. Nesąmonė, nes jie neskaito daug knygų, jie skaito tik tas, kurias jiems liepia dažniausiai. Retas, kuris gydytojas iš tikrųjų išsilavinęs žmogus ir daug žino, bet dauguma pilkoji masė tai yra tas štampovkė. Tai jeigu jie perskaitė tą straipsnį arba tą knygą, tai jie irgi pakarksėjo. Dabar kaip skamba tas straipsnis arba ta knyga? Skaidlos gali sulėtinti vitaminų rezorpciją. Jeigu mes vartojame nepapildus iš tikrųjų, aš jas vadinčiau vaistus. Pavyzdžiui, geležies, kokia ten druska dabar, nežinau, ne chloridas greičiausiai, bet nesvarbu, tarkim, arba kalio chloridas, arba geležies koks nors tenais papildas, iš tikrųjų tai ne papildas, vitaminas, arba vitamino C didelius kiekius, vieno vitamino išgerti gramą. Tai tuo atveju gali būti pastebėtas kažkoks uždelsimas. Ir jeigu žmogus geria daug skaidulų, valgo daug skaidulų, ir dabar dėmesio antrasis punktas. Jeigu žmogus valgo daug skaidulų, 60 plus gramų, iki 60 gramų per parą skaidulų, šitų visų dalykų net nepadaro. Jų yra per mažai. Netikiu, kad net ir šitą moteriškai, kuri po kiekvieno maisto išgeria po vieną porciją obuolių avižų gėrimo, kas yra 5 gramai skaidulų, suma sumarum per dieną suvalgo 60-65 gramus skaidulų. Netikiu. Gal, tvarkoj, bet abejoju. Taigi, kokia sąlyga? Jeigu žmogus geria daugiau nei 60 gramų arba suvalgo 60 gramų skaidulų per dieną, kas būtų lygų viduriavimas totalus, nes nei vienas lietuvis šitiek šiaip savo nesuvalgo, ypatingai jeigu neseniai pradėjo. Ir jeigu geria, pavyzdžiui, geležies kokius preparatus, kalio preparatus, atskirai, ne kartu, ne kaip subalansuotus vitaminus, pavyzdžiui, kaip formulė 2, kurių dozės yra labai mažos, kur ten tu net nepastebėsi, ten užvėlavo kelias minutės ar kelias 10 minučių ar neužvėlavo įsisavinimas. Bet ten, kur didelės koncentracijos, kur labai daug skaidulų ir labai daug, pavyzdžiui, vitamino C, tada gali būti kažkoks nedidelis užvėlavimas. Mėlyjeji, tokios situacijos mes neturim gyvenime. Tai yra grinai teorinė laboratorinė situacija, kurią perskaitė gydytojai arba žurnalistai, net nesuprasdami copy-pastino į internetą, ir žmogui užėjo, ir žmogus atpažino savo situaciją, kad oi, aš daug skaidulų geriu, oi, aš daug vitaminų vartoju, oi, tai gal čia taip. Ne. Pirma, žmogau, tu negeri per daug skaidulų. Antra, tu negeri
kažkokio tai vieno vitamino C arba geležies kokios papildo nevartoji, tu vartoji subalansuotus vitaminus, mineralus, kuriuose yra maistinės dozės, o ne terapinis kažkokios didelės dozės. Jo, ir viskas, ir nebejokinkim žmonių, viskas yra tvarkoj. Va, okei? Ir skaidulas galima, čia pabaigai pasakysiu, skaidulas galima vartoti nebūtinai maisto metu. Skaidulas man asmeniškai labai patinka, tiesiog vakare pasidarau puodelį skaidulų ir gurkšnoju. Vietoj arbatos. Kai būna žiema, dabar jau nebe žiema, bet būna žiema, pasidarau šiltas šiek tiek skaidulas. Ir labai skanu, man tai yra kaip gėrimas. Tai gali būti vakare 10 valandą. Tai gali būti dieną kartais. Tiesiog norisi to rūgščiai saldaus skonio ir tiesiog jį išgeri. Ir viskas tvarkoja. Va, pagrindinis patarimas būtų nekombinuoti skaidulų su Herbalife Line Max. Tarp jų turi būti bent valandos skirtumas. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu jūs užkandžio metu išgerite savo 2, 3, 4 kapsulės Herbalife Line Max'o, kas yra omega 3 riebiosios rūgštys, tai skaidulas jau po kokios valandos 2 galima gerti. Arba ir atvirkščiai. Jeigu išgerite skaidulų, tai tegul jos nukeliauja per plonąjį žarnyną iki storo ir tik tada išgerkite savo Herbalife Line Max'ą. Vat ir viskas, tai tiek tų žinių ir jeigu jums pavyksta 35 ar 40 gramų skaidulų per dieną surinkti, tai sveikinu, jūs esate labai šaunus žmogus ir viskas tvarkoja. Jo, Tomas irgi sako, kas suvalgo 60 gramų, 1 iš milijono, gal ir daugiau, gal ir kokie 2-3, žinai, Tomai žmonės, mes neteikime statistinių žinių neturime, bet gerokai daugiau negu 1, sakykime, gal net koks 10. Bet aš nepažįstu žmogaus čia esančio bent jau pas mus, kuris suvartotų šitiek skaidulų. Viduriavimas būtų visiems mums užtikrintas, jeigu mes suvalgytume tiek skaidulų, nesvarbu kokių. Aišku, kartais žmonės mėgsta dar ir net ir mane mėgsta paauklėti, kad Herbalife'as geriau yra linų sėmenų skaidulos, jos efektyvesnės. Žinote, jeigu mes lygintume švitrinį popierių, žinot, stambios frakcijos, ten 40, 60 ir smulkios 180, 240, tai aišku, skirtumas yra didžiulis. Tai jeigu mes lyginam linų sėmenų skaidulas ir mūsų skaidulas, tai vat skirtumas toks, tikrai toks yra, jo, bet tai niekaip gramais nereikėtų lyginti, nes tai yra tiesiog visai kita kategorija. Jo, tai jeigu labai tokių skaidulų žmogui norisi, tai aš rekomenduoju nuvažiuoti į lentpjūvę ir pasisemti pjuvenų. Tiesiog pjuvenų iš po lentų ten pjovimo, blevimo, jo, ir valgyti tas pjuvenas. Tikrai bus skaidulų. Arba jeigu, pavyzdžiui, kokį ten birželį, kada čia šieną pas mus džiovina ūkininkai. Jo, tai sustokit kur nors pamatę, kur sausas šienas jau ir sustokite, jo, pasirinkit to šieno krepšį, parvažiuokit namo ir valgykit. Va, tai bus jums tos grubiosios skaidulos, nu, tai turbūt, kad tada suvalgytum ir daugiau. Greičiausiai net ne viduriavimas būtų, labai rimtas žarnyno sustreikavimas ir gali būti ir užkietėjimai. Sunku pasakyti, kaip reaguotų jūsų žarnynas. Bet, žinote, įvairių žmonių yra. Kažkada Lietuvoje buvo moteriškė, kuri žemę valgė, smėlį, jinai galėjo ten 200 poskonių pasakyti, berods Dzūkijoje gyveno. Amžinatilsį moteriškė, psichinis sutrikimas, nieko nepadarysi. Skanu valgo žemę. Yra žmonės, kurie stiklą graužia. Aš nežinau, ar tai yra suderinama su sveika gyvensena, su sveika mityba, su sveiku protu. Tai jeigu mes kalbam apie sveiką gyvenseną, sveiką mitybą ir sveiką protą, mes darysim tuos dalykus, kurie nežaloja. Nei žarnyno, nei stemplės, nei dantų, nei skrandžio, nei galų gale, kaip šit, iš kur iškrito, neišmetimo anga, kaip jinai, šiknaskylė lietuviškai, bet reiktų kažkaip gražiai pasakyti. Skylutės ten, raukų visų, kad nesupjaustytų, nesudraskytų jo hemorojinių mazgų, kad neišverstų lauk. Mes norim sveikai gyventi. Mes vis sakom sveika ir subalansuota gyvensina. Mes nesakom, kad, darom kokias nors nesąmonės, pažiūrėsim, kas bus. Cirke, ten ryja kardą, jo išmoksta žmonės kitų dalykų, tokių visokių. Ar jie ten labai sveiki ir labai laimingi? Duok Dieve. Bet mes to nedarysim, ok? Todėl klausimas, manau, atsakytas išsamei, su įvairiais čia lyriniais nukrypimais.
drąsiai skaidlas, drąsiai vitaminus, mineralus ir šitoks skaidulų kiekis mūsų vitaminams subalansuotiems, kurie keliauja su visų maistu, jokios įtakos neturi, o jūs negerite po ten kelis gramus geležies ar negerite kelis gramus vitamino C, gryno, izoliuoto, juo labiau turbūt, kad užtenka proto negerti ir nesileisti ten vitamino B, kažkokio tai gryno, jo ir nemanau, kad jūs suvartojate 60 plus gramų skaidulų per dieną. O visa kita yra wow, wunderbar. Aš atsakiau į jūsų klausimą, vienas buvo, manau, kad užskaitom, mano pastangas šiandien gerai. Susitiksim kitą pirmadienį su jumis, aš nežinau, visokių įdomių tų minčių yra, tik to laiko pritrūksta ir norisi tą euforijos klubą aktyvesnį padaryti. Nemanau, kad tai yra mano vieno reikalas, manau, kad jūsų pačių pakviestų klientų daugybė yra, daugybė jūsų draugų ir jūs taip pat galite puikiausiai padaryti vieną kitą laidelę, vieną kitą mintį įdėti, vieną kitą trumpą video įdėti, galite ilgesnį ir jokių problemų nebus, bus kaip tik labai įdomu, nes euforija klubas yra mūsų visų klubas. Ten, kur jau yra mano grupės, mano klubas, ten, kur aš jau esu grojantis pirmų ir vienintelių smuikų, ten jau aš kaip ir pasisakyti nelabai leidžiu kitiems, nes tiesiog žmonės už tai moka, kad klausytųsi mane, pavyzdžiui, kaip sveikatos pokalbių klubas, susimoka 4 eurus per mėnesį ir klausosi webinarus, klausosi irgi atsakymus, bet ten mes kalbam biškį kitais dalykais, apie ligas, apie vaistus ir panašiai. Jo, tai ten jau aš kalbu, bet čia mes galim visi kalbėti. Galim dalintis visi. Tai yra jūsų draugai sukviesti, čia yra 3000 žmonių. Jo, ir tai puiku. Ką jūs dar galite padaryti? Vat, Alma, Tomas, Juratės abi, Svetlana gali padaryti ir visi kiti žmonės. Tai jo, Justinė, Janina, Ingrida, jo, ir taip toliau, Rūta, Rita, Rima. Galite pasidalinti šito video su savo draugais. Aš pažadu, kaip ir susitarim, neužilgo įkelsiu į mūsų klubą Euforija būtent šitos mūsų elementoriaus į YouTube'inį įrašą. Nes šitas konkretus įrašas jisai dings po 30 dienų, o kadangi jūs norite turėti savo kartotekoje kartais ir tokius įrašus, tai aš įkelsiu šitą įrašą, įkelsiu YouTube ir Euforijos klube pasidalinsiu su jumis nuoroda. Tada tas video bus visada. Ir ten prie to, reiškia, tos nuorodos bus įvardinta ir hashtaguose, apie ką mes čia kalbėjom ir taip toliau, ir taip toliau. Taip mes susitarėm, taip mes ir padarysim. Šiandien buvo tiek, ačiū jums labai, iki sekančių sutikimų, jo, ir būkite sveiki, būkite laimingi, eikite į gamtą, į mišką, į sodą, jo, pasivaikščioti. Ir viskas bus gerai. Ate.